Mes taip dažnai jaučiamės, lyg stovėtumėm vietoje. Sesijoje man viena klientė atsiduso. Man atrodo, aš niekur nenuėjau. Bet kai atsukom laiką metus atgal, ji pamatė, kad išėjo iš ją slėgusio darbo. Sėkmingai ir užtikrintai pradėjo savo projektą. Ir pagaliau atrado drąsą apginti savo ribas. Mes esam taip įpratę žiūrėti tik į tą tolimą, tobulą kalno viršūnę, kad pamirštam atšvęsti tai, kokios neįtikėtinai stiprios ir nuostabios esam jau dabar. Tavo nueitas kelias yra pilnas mažų stebuklų, drąsos ir nedidelių pergalių. Tik klausimas, ar tu jas pamatai. Taip kad šiandien perjunk savo dėmesį nuo trūkumo į gausą. Paimk lapą ir užsirašyk 3 dalykus, kurie tavo gyvenime jau dabar yra realybė, nors prieš metus dar atrodė tik kaip svajonė. Ir pasimėgauk šiuo momentu. Tavo augimas yra nuostabus su visais savo pakilimais ir nuosmukiais. Ir tu turi pilną teisę juo didžiuotis.